Man iš dešinės sėdi docentas Eugenijus Laurinaitis, gydytojas, psichiatras, psichoterapeutas, Lietuvos psichoterapijos draugijos prezidentas. Ir kaip dabar jau visi žinome, ir prieš tai žinom, labai mėgstamas Vilniaus universiteto studentų, kuriem dėsto. Jis pats beje yra susituokęs dar prieš antrą kursą savo pirmos studijų pakopos. Ir tai dar viena priežastis jo įsiklausyti. O jam iš dešinės sėdi kunigas Ričardas Doveika, bulvarinės žiniasklaidos pristatomas kaip kunigas, cituoju, palaiminantis beveik visas garsiausias Lietuvos šeimas. Ir jis šiuo metu yra Pilaitės Švento Juozapo parapijos klebonas, o Vilniaus arkivyskupijos šeimos centro sužadėtinių kursuose yra vienas iš pagrindinių vedėjų. Ir nieko nelaukdamas mikrofoną perduosiu tuoj pat docentui Eugenijui Laurinaičiui, pristatysiu mūsų diskusijos formatą. Šios diskusijos pradžioje kiekvienas iš dviejų mūsų diskutantų padarys 10 minučių įvadą, kurio jūs klausysitės, kuriame jie polemizuos vienas su kitu, o po to mes įsileisime į diskusiją ir visus kitus. Jūs galėsit užduoti klausimą, jūs galėsit padaryti pasisakymą, jūs galėsit galbūt net pasiūlyti išgerti už ką nors. O primenu, kad užsisakyti galima pirmam aukšte, apačioje prie baro, kurie dar nesat užsisakę, kviečiu tai padaryti. Docente. Sveiki, iš tikrųjų labai džiugu ir turiu pasakyti, dėl ko džiugu. Nes eidamas čia aš turėjau labai didelį įtarimą, kad susirinks vien merginos. Ir iš tiesų jūs mane vyrai nudžiuginote tokiu gausiu dalyvavimu. Procentai vis vien truputį nesutampa, turėtų būti, jeigu kalbam apie šeimą pusę per pusę, bet vis tik. O jeigu dabar kalbėčiau apie tai, apie ką aš noriu pasakyti kaip įvadą, tai aš turiu 2 dalykus, apie kuriuos noriu pasakyti. Pirmas dalykas yra tas, kad visi mes su jumis gyvename 2 pasauliuose. Išorinėme ir vidinėme. Ir abu šitie pasauliai yra realybės, į kurias mes investuojam savo pastangas, siekiame kažkokių rezultatų tose realybėse ir kurios turi savo reikalavimus. Dabar jeigu mes kalbam su jumis apie mūsų pasaulį, kuriame mes gyvename, tai išorinį pasaulį, jis visą laiką, čia kažkaip balsas keičiasi, aš taip dabar galvoju, ar save pažįstu, ar nebepažįstu jau savo tembrą. Tvarkoj. Taigi, jeigu mes kalbam apie tą išorinį pasaulį, kuriame mes gyvename, jis visą laiką bando mums įrodyti, kad jis yra svarbesnis. Ir kas atsitiko? Mano jausmas yra toks, kad iš tikrųjų šio laikinis pasaulis, tas išorinis pasaulis, su savo, čia jau padvartosiu religinį terminą, pagundomis, iš tikrųjų išvedė mus iš kelio. Iš supratimo, kas iš tiesų mus veda per gyvenimą. Todėl, kad daugybė dalykų, kurie anksčiau turėjo pakankamai didelį stiprų psichologinį dvasinį turinį, tame tarpe ir šeima, pasidarė beveik daiktai. Ir todėl jiems buvo pradėti taikyti daiktams taikomi dėsniai. O daiktams taikomi labai paprasti dėsniai. Tol, kol daiktas naudingas, aš jo naudojuosi, gal net šiek tiek jį remontuoju, bet kai daiktas pasidarė man visiškai nebeįdomus, aš jį paprasčiausiai išmetu. Ir ką aš pastebėjau, kad ypatingai jaunimo santykiuose labai dažnai pasireiškia tai, ką aš pavadinau ryšio vienkartinumas. Bet tas vienkartinumas lietuvių kalba ne taip gerai perduoda tą, ką aš noriu pasakyti, kaip angliškas terminas disposable. Pakeičiamas. Ir tada filosofija yra labai paprasta. Aš esu toks, koks esu, ir tu turi mane priimti tokį, koks aš esu. O jeigu nepriimi, atsiras, kas priims. Viso gero, čiau braškė. Ir šitas pakeičiamumas iš tikrųjų yra ne apie žmonių pasaulį. Jis yra apie daiktų pasaulį. Žmoniųgi pasaulyje santykiams turi vadovauti vidinis mūsų pasaulis. O vidinis pasaulis yra tas, kurį visi mes formuojame per santykį. Nuo pat gyvenimo pradžios, dar daugiau, prieš gimstant šitas santykis jau formuojasi, yra įrodyta, kad pavyzdžiui
įsčiose vaisius girdi jau vidutiniškai nuo 4 nėštumo mėnesio. Ir pirmas garsas, kurį jis išgirsta, yra motinos širdies ritmas. Ir šitas garsas išlieka mums visiems per visą likusį gyvenimą labiausiai raminantis garsas. Antras garsas, kurį išgirsta, ir čia aš dabar noriu jums užduoti klausimą. Koks yra? Čia medikams klausimas. Koks antras garsas, kurį išgirsta vaisius? Virškinimas. Mamos žarnyno garsas. Ir dabar pagalvokit, ką daro jau maždaug 1,5–2 metų vaikas, kuris eina į pasaulį, ten kažką tai daro, kažkas jam labai įdomu, ir staiga išsigąsta kažkokios musės ar voro, bėga pas mamą ir ką jis daro? Apsikabina ir prisiglaudžia prie pilvo. Paklauso, nusiramina ir vėl gali eiti pasaulį. Koks yra trečias garsas, kurį išgirsta vaikas? Motinos balsas. Ir todėl mamos balsas tampa labiausiai raminančiu išoriniu garsu kūdikiui. Ir ką galėtų padaryti būsimi tėveliai, kad jų balsas būtų lygiai taip pat svarbus ir raminantis? Labai paprastą dalyką. Nuo 4 mėnesio skaityti pilveliui pasakas. Ir noriu pasakyti, kad mano žentai šitai darė. Ir aš matau labai akivaizdžiai, kad mano anūkams tėtis ir mama yra vienodai svarbus. Nuo pat pradžio. Bet mes kalbam apie ką? Kad santykis yra tas dalykas, kuris neatsiranda. Jis yra ugdomas. Ir todėl, jeigu mes grįžtam prie to, kad gyvenime vadovautis turime vidiniu savo pasauliu, tai tame vidinėme pasaulyje mes atsinešam iš gyvenimo tam tikrą santykių patirtį. Jis gali būti gera, gali būti bloga, gali būti labai įvairių situacijų mūsų šeimose. Užtenka prisiminti vieną iš košmariškiausių skaičių, kad Lietuvoje skiriasi virš 60% susituokusių šeimų. Tai reiškia, kad iš tikrųjų apie pusę jų vaikų neturi, ir ačiū Dievui, bet apie pusę turi. Ir tai reiškia, kad tie vaikai išgyvena praradimą vieną iš tėvų. Kiek ten jie bebandytų vaidinti, kad jie savaitę vienas, savaitę kitas, vaikui reikia abiejų tėvų po vienu stogu. Ir čia prasideda tai, ką lietuviška patarlė paaiškina labai paprastai. Santuokoje pirmieji 25 metai būna sunkus, paskui būna lengviau. Ir dabar jūs pamastykite, jeigu tų 25 metų neatidirbote, neiškentėjote, jo? Tai pradėdami sekančią santuoką, ką pradedat? Galvojat, kad tęsit tos 25? Nieko panašaus, pradedat naujus. Tenais neiškentėjot, pradėjot 3 bandymą, ten jau ir nebesulauksi, kol 25 baigsis. Taip ir užsilenki nesulaukęs, kol iš tikrųjų pasidarė lengviau. Aš galvoju, turys teisę apie tai šnekėti, nes iš tikrųjų mes su žmona gyvenam jau 45 metus kartu. Ir tikrai nenoriu pasakyti, kad buvo lengva. Dieve sergėk. Ir netgi negaliu pasakyti, kad dabar lengva, bet lengviau. Lengviau. Bet dabar yra dar vienas dalykas, apie kurį noriu pasakyti. Dabar eina kalba apie studentišką santuoką. Mes buvom studentiška santuoka, bet aš esu 3 kartos prieš jūs. Ir čia prasideda dalykai, kurie yra visai iš mano profesijos. Tyrimai parodė, kad jūsų karta iš paauglystės išeina merginos vidutiniškai 25 metų, vaikinai vidutiniškai 27. Čia ne mano išsigalvojimas. Čia ne mano. Mes irgi vyrai vis vėliau subręsdavom negu merginos. Tik tai skirtumas tas, kad mūsų paauglystė baigdavosi merginoms vidutiniškai 17, vaikinams vidutiniškai 19. Tai yra tada, kai mes gaudom brandos atestatą. Jūs diplomą gavę netampa dar suaugę. Jūs galite paklausti, pala, tai koks kriterijus, pagal ką matuojama?
Ir atsakymas yra labai paprastas. Tai yra suvokimas, dabar noriu, kad išgirstume, kad laisvė ir atsakomybė už jos panaudojimą yra dvi vienos monetos pusės. Jūs turite laisvę spręsti ir turite atsakomybę už savo sprendimų pasekmes. Viskas. Arba kitai būtų galima suformuluoti lygiai tą patį, kad jūs esat savo jausmų, minčių ir veiksmų autoriai. Ir jeigu ruošiatės kažką daryti, tai turit suprasti, kad už tai reikės sumokėti. Visada. Gyvenimas nieko neduos dykai. Kuo sumokėti? Be abejo, ne tais popieriniais. Reikės sumokėti psichologiniais pinigais. O tai reiškia, kad jūs turite suvokti, kiek jų tų psichologinių pinigų jūs turite savo piniginėse. Ir prieš priimdami rimtus sprendimus, turite išsitraukti ir pasiskaičiuoti. Ir todėl dabar aš pasakysiu truputį skeptiškai apie studentišką santuoką. Aš galvoju, kad tie skaičiai, apie kuriuos aš pasakiau, 25-27, jie yra statistinis vidurkis. Ir be abejonės, kažkurie iš jūsų jau 20 esat subrendę, kai kurie iš jūsų ir 35 nebūsit subrendę, o gali būti nebūsit subrendę niekada. Ir aš tai vadinu savo studentams, jie žino jau šitą mano pavyzdį, kad apskritai jūs turite iš pradžių išgyventi 17 metų krizę. O kas tai yra? Tai supratimas, kad 17 nebebus niekada. Niekada. Aš žiūriu, vaikinai taip ramiai mane žiūriu, merginos jau su tokiu kriticizmu. O kodėl ne? Kodėl ne, aš dabar neaiškinsiu, čia būtų atskira paskaita, bet tik noriu pasakyti labai paprastai. Tik suvokus, kad tos jaunystės su daug laisvės ir mažai atsakomybės nebėra. Nebėra. Atėjo laikas, kai sumokėti reikės už viską. Ir todėl aš galvoju, kad labai daugelis tų nesantuokinių ryšių, kai jūs ir pagyvenat kartu ir pabandot kažką, mano galva, tol, kol jūs nesubrendot, nepasiruošėt pasiimti atsakomybės, fain ir nesiveskit. Ir nesituokit. Todėl, kad tai bus sprendimas nepadarytas pilnai suprantant atsakomybės už tą sprendimą. Ir mano vienintelis dalykas, kurį aš laikau labai svarbiu. Jeigu atsiranda jūsų šito pabandymo rezultate trečias, už kurį jūs atsakingi abu, va tada tuoktis absoliučiai būtina. Kas iš to bus paskui, nežinau, jokių garantijų neturiu. Bet bent jau vaikas turės tėvus, o ne tik mamą, kuri nežino kur dėtis, ir tėtį, kuris nematytas, negirdėtas ir gal niekada nebus pamatytas. Todėl aš galvoju, kad tuomet, kai atsakomybė jau tampa nebe už mus 2, o už mus 3, mūsų santykiai privalo būti formalizuoti. Čia aš esu vienareikšmiškai nusiteikęs. Ir aš galvoju, kad šitoj kaip tik vietoj aš gal ne visai atitinku bažnyčios liniją, todėl kad galvoju, kad tiems, kurie nepasiruošia iš tikrųjų prisiimti atsakomybės už trečią, kontraceptinės priemonės yra būtinos. Būtinos. Nenorit, bijot, nepasiruošę, jaučiat šitai. Ačiū jums ir saugokit, kad nepadarytumėt blogiau. Tam, kuris visai už tai neatsakingas. Jis nekaltas. Tai tiek gal aš norėjau pasakyti. Perduodu. Senas atsistosiu. Tai iš tikrųjų po gerą vakarą visiems ir kiekvienam asmeniškai ir labai lengva kalbėti po profesoriaus ir labai sudėtinga, nes atrodo viską, ką jis sakė, tik pridėk žodį, savo vardą, pavardę paskolink ir prie vieno viskam pasirašai. Kai pristatė, kad spauda ten pavartoja ten populiaresnių ar ne santuokų, tai žinokit, kad kiekvieną kartą, kai palaimini matomų žmonių santuoką, širdį skauda dvigubai. Nes žinai, kad jie beveik visada išsiskirs.
Ir žinokit, tie mūsų kunigai, kuriems tenka tos matomų žmonės tuokti, yra didelė vidinė kančia. Bet taigi tai yra problema, su kuria... Taip, ir kryžius, su kuria mes gyvename. Bet šį vakarą mes kalbam apie santuoką. Taip, iš tikrųjų, ką gali kunigas kalbėti apie santuoką, kuriam atrodo tie visi dalykai turėtų būti tolimi. Taip, studijos, kiti dalykai, mano mokslinis arkliukas šitą temą. Ir beveik 17 metų darbo patirties šeimos centre ir tiesioginiai sielovadai su žmonėmis. Taip, yra džiugu pamatyti jaunus žmonės prie altoriaus. Taip, paskui tikrai širdis skauda pamatyti juos gatvėje susikauščiusius ir sako, kunige, mes sprendžiam labai rimtas savo gyvenimo problemas, arba paskui pamatyti žmogų, kuris to pasako, žinai, sako, tu prieš 10 metų mūsų sutuokei, mes jau 3 metai kaip išsiskyrę, žinai. Bet aš jau turbūt turėsiu kitą žmogų ir kunige, ar galima vėl bus pas tave ateiti. Ir mes kunigai taip pat matome visą šitą tikrovę. Matome tikrovę ir kiekvienas iš mūsų, net ir neturdamas savo šeimos, ką ir profesorius sakė, mes išgyvename esminį dalyką, kas reikalinga kiekvienam – santykį. Plius ateinam kiekvienas iš savo tėvų patirties. Aš manau, kad gal diskusijoje bus galimybė tai pasakyti ir esame visi jauni žmonės ir tas pokalbis ir atvirumas tik suartina visus mus. Aš esu labai jaunos mamos ir šiek tiek vyresnio tėčio vaikas. Mamai mano buvo 18, kai mane pagimdė, tai kaip pagal profesorių atitinka to laikmečio, tos kartos brandos, tą, sakykime, pradžią arba tą dėmenį. Tėtis buvo 11 metų vyresnis, jam buvo 29. Mačiau tėvų santykius nuo pat mažens. Yra kai kurie dalykai, kuriuos noriu, žinai, jums iškelti jūsų pamastymui, ar jūs esate atviri tą, arba kažką panašaus padaryti ir patirti. Labai dažnai susilaukiam mes iš jaunų žmonių priekaišto, kad bažnyčia nieko kito nedaro, tik viską draudžia. Tai šiandien noriu sudaužyti šitą vieną labai didelį stereotipą ir galbūt pabūti tokiu pasiklausiančiu kiekvieno iš jūsų. Ar bažnyčia draudžia draugauti? Ne. Ar bažnyčia draudžia eiti pasimatymus? Ar bažnyčia draudžia susikeisti telefonų numeriukais? O į pasimatymą? O dar netyčia po pasimatymą, kai vieno namai būna arčiau kito namai, užeiti. Draudžia, nedraudžia? O po vakarieniaut kartu romantiškai prie žvakių šviesos? Ne. O apsikabint? O užmigt vienoj lovoj? O ryte atsikelti ir eiti vėl į darbus arba mokslus? Tai kodėl jūs galvojat, kad bažnyčia viskams draudžia? Mes visi kartu atsakėm tos pagrindinius dalykus, kad bažnyčia nieko nedraudžia, nes ypatingai šiandieninėme pasaulyje, kuriame branda ateina visiškai kitų laikų, pagal kitą amžiaus žmogaus patyrimą. Tikrai sutinku, kad šiandieninis žmogus subręsta, tikrai kaip mes vaikinai 27, tikrai merginų 25 ir aš dabar kai pagalvoju, kai man buvo 27, jo, o 28, o tada tapau katedros klebonu, tai aš protu nesuvokiamas dalykas, tada pati branda jau į tokį postą buvo paskirtas. Suprantu vienintelį dalyką, kad santuoka yra ne vien tik tai psichologiniai dalykai, ne vien tik tai finansiniai dalykai, santuoka nėra vien tik tai juridiniai dalykai. Ir esu labai dėkingas profesoriui, kad jisai iškėlė šitą žodį, man kuri dabar daug tvirčiau yra sakyti vidiniai dalykai. Ir santuoka taip pat yra, ir dabar kaip kunigas sakau, ir religinis įvykis. Iš viso šito įvykio pilnatvė atsisprendžia į vienintelį dalyką, į gyvenimo būdą. Šiandien aš kaip kunigas matau tokį dalyką, kad jeigu mes išsiaiškinom, kad bažnyčia nieko nedraudžia, bažnyčia pasiruošdama dviejų žmonių santuokai prašo vienintelio dalyko. Vienintelio dalyko prašo. Labai svarbaus, jaunam žmogui labai būtino, bet dėja to sprendimo tikrai artimiausių 2000 metų nemanau, kad pakeis. Tai susilaikymo nuo lytinių santykių. Ir kodėl taip pat bažnyčia turi atsakymą. Aš manau, kad didžiausia klaida, ir aš tikrai pritarčiau, kad ar reikia studentam tuoktis ar ne, ir taip ir ne. Tas ir taip ir ne galioja net ir labai brandiems žmonėms. Aš manau, kad negalima tuoktis ne vienam žmogui, kuris yra įsimylėjęs, kol nepradeda mylėti.
Įsimylėjusiam žmogui ateiti prie altoriaus uždrausta, negalima, nereikia. Ir kiekvienas veiksmas, kiekvienas sprendimas padarytas įsimylėjus afekto jausminiai būsenai yra neteisingas. Prie altoriaus ateiti gali tik tai mylėdama žmogų, o neįsimylėjęs tą žmogų. Mylėdama žmogų tai reiškia, kad aš ateinu padėti tau būti tuo, kas tu esi. Ir aš jokių reikalų nebeturiu daugiau tau. Žiūrėk, aš ieškau žmogaus, kuris mane supranta. Mes viens kitą suprantam iš pusės žodžių. Ieškau žmogaus, kurio artumą aš stabiliai jausčiau. Žinai, aš prie tavęs kaip, siaubas kaip gerai. Dabar išimkim net tą nuodėmės segmentą. Šiam momentui išimkim. Aš ieškau gero seksualinio partnerio. Su tavim myliuosi, tai 9 dangus 5 minutėje. Aš viską radau, ko norėjau. Supratimo, intimių dalykų, stabilumo, tvirtumo. Tai ko dar tau reikia? Jeigu visą šitą atrandi, tai prieini prie to žmogaus, kurį myli ir pasakai, o ką aš dabar galiu padaryti dėl tavęs, kad tu taip pat pradėtum jausti ir patirti ir išgyventi. Yra skirtumas, aš ateinu paklausti tavęs, ką galiu padaryti dėl tavęs, nes man visko, ko reikia, aš jau turiu. Šis supratimas taip pat ateina tik tai iš darbo su savimi ir iš tos brandos, kada aš jau noriu prisimti atsakomybę už kitą. Taip tai visą laiką nuotykis. Ir tikėjimas mums sako, kad santuoka yra pats įdomiausias nuotykis. Ir avantiūra, ir nuotykis, viskas tinka. Labai įdomu, kad čia nėra stopkų dublis 2, 4, 3 perfilmokim. Deja, viskas yra online, gyvai, be teisės pasikartoti. Ir šiandieninėme jauno žmogaus sąmonėje, šitoj vadiniai kalbos dar noriu priminti ir jūsų paklausti, ir to pačiu savęs paklausti, kas atsitiko šiandieną mūsų santykiuose. Profesorius dalinai tą atsakė dėl to, kad mes juos padarėme daiktai, sudaiktino, kad išnyko tokie dalykai kaip draugystė. Nebėra draugystės. Dabar yra draugai tik tai pagal kažkokius tai poreikius, bet draugai nebūtinai yra pagal santykį. Tarp vaikino ir merginos draugystės beveik nėra. Jeigu 3., 4. pasimatyme nebuvo lovos reikalų, tai jau turbūt ir nieko iš šito reikalo nebus. Tai būk pažįstamas arba pažįstama. Ir dar naudoju bendraukim. Ir bendraukim, jo. Ir populiariausias bendravimas, jo. Ir populiariausias bendravimas yra socialiniuose tinkluose, nes bet kada galiu uždėti delete arba ignore, kai nusibosta tas bendraukim, ne? Nebėra jokio dalyko pasiruošimo santuokai su žadėtuviu. Ir tame laikotarpį viską žiūrima, aš tave myliu, bet žinai, tokie laikai, kai mes skirsimės, tai mes va taip pasidalinsim vaikus, daiktus, namus ir visą kitą. Ir čia nesvazagim, nors šiandieninis pasaulis ir teisinis pasaulis kalba, kad tu ateiti turi į santykį atsinešdamas daug labai apsaugų. Man kaip kunigui ir kaip dar jaunam žmogui yra visiškai nesuvokiama, kaip galima ateiti į santykį ir sakyti, aš tave myliu, bet. Saugosios nuo tavęs. Ir saugosios nuo tavęs. Jau mano daiktai tai bus mano, kas tavo bus mano, kol mes kartu, o paskui vėl bus tavo. Ir tas dalykas, tas pats lieka santykiuose su vaikais. Tai va tas dalykas pamastymui. Ir kitas dalykas, ką iš savo tėvų patirties. Kiek tu esi pasiryžęs pasiaukoti? Tai reiškia išdalinti save kitiems. Numirti savo tam, kad gyventum dėl kito. Tas galioja vaikino merginos santykiams ir šeimoje, ir iki santuokos. Lygiai tas pats galioja ir tėvystės, motinystės santykiuose su vaiku. Paprastas dalykas, tai mano mama 18 metų ištekėjo, 18 metų jinai pasijuto nėščia, nors jinai pastojo po santuokos. Buvo religinė bažnytinė santuoka, nors ir sovietmetis buvo. Mano mama pabaigus 12 klasių buvo įstojusi į aukštesnę mokyklą. Gyvenom labai sudėtingose sąlygose, 5 asmenų šeima, 16 kvadratinių metrų kambarėlyje, 15 metų. Pamokas dariau ant fanirinės lentos, nes namuose buvo
trečdalį šito stalo, kad brolis galėtų išmokti taisyklingai rašyti, o aš pamokas dariau ant tėčio padarytą fanerinę lentą, padėdė ant kelių rašaisi pamokėlės. Ir tam pačiam kambarį vakare paklojus lovas, 50 cm takelis paeiti, už tokios širmutės stovi kibiriukas, kur naktys įsiudarai, nes laukia tualetas, o žiemą šalta. Ir atsigulus vakarai atsirėmus pečių į sieną, dažniausiai atsirėmi dar papilijusią sieną, nes mūrinukas kūrenama tik tai anglimis. Tada išryškėjo tėvo motinos vaidmuo. Tėvas eidavo paskui mane ir brolį, visą laiką sakydavo, čia galima ir negalima, ir kodėl galima, kodėl negalima, reiškia auklėjo. Mes su broliu turėjom savo mėgstamasias ligas, plaučių uždegimą, dar aš mirdavau labai abiejų pusių, tai vitaminas C ampulėmis subadyta, dabar užmiegu tik ant pilvo, ant nugaros po šiai dar fobija užmigti, nes labai skauda, kai ampulė C suvaro vitaminą C tiesiai į raumenis. Taip. Mama, negalėdama dienos metu, nes dar mamos tėčio motina, močiutė eidavo dirbti, o tam, kad mama prižiūrėtų vaikus, kurie sirgdavo ir negalėdavo dieną dirbti, padarė sprendimą. Dieną globodavo mane su broliu. 18 metų beveik naktis į naktį su nedideliam pertraukom dirbo restorane valytoje, plaudavo vėmalus ir šluostydavo grindis, nes ryte reikėdavo vėl būti prie 2 sergančių vaikų. 18 metų. Šiandieną mano mamai buvo 50, tėvui buvo 54, aš jo abiejų nebeturiu. Aš jos palaiminau. Tai aš supratau, šiandieną, kai nuvažiuojant savo tėvų kapą, štai ką jie padarė. Jie tose aplinkybėse, kuriuose turėjo, priėmė sprendimą, kuriame buvo ne aš, man, dėl manęs, bet sprendimą, kuriame buvo vienintelis dalykas – tu. Motinos ištikimybė tėvui, 11 metų skirtumas. Pradėjau 25 metus, pats katedrui jiems daviau sidabrinį santuokos palaiminimą ir tą rudenį tėvas išėjo, mirė. Lygiai po 7 metų, to pačio mėnesio, tą pačią dieną, pusę paros vėliau išėjo mama. 7 metų ciklas. Iškai po 7 metų, tą pačią dieną buvo antras kauburėlis supiltas kapinėse. Ir žinot, dabar aš jūsų kaip jaunų žmonių noriu paklausti, vat kada tavyje bus tas supratimas, kad aš ateinu į santykį ne savo reikalų sutvarkyti, bet tu man rūpi dėl to, kad tu man rūpi, kada aš esu laisvas savo svajonę paaukoti vardan kito svajonės būti ir gyventi, kada aš į savo santykį su kitu atsinešu žodį atsiprašau ir atleidžiu, kada prisiimu paprastą dalyką, atsakomybę, aš susimaunu ir man nepasiseka ir man reikia kito šanso. Lygiai taip pat kaip ir tu gali susimauti, tau gali nepasisekti, reikia kito šanso. Ir trečias dalykas, ar tavo įjimas į santuoką yra tavo gyvenimo būdas, ar tu nori taip gyventi, nes tai nėra privaloma. Lygiai taip pat, kad nėra privaloma man būti kunigu. Tai reiškia pašaukimas. Ir visą kitą šitą dalykus visus vainikuojant, aš noriu užbaigti tą, ką sakiau, kad jūs nepamirštumėte. Aš esu irgi profesoriaus pusėje, jisai sako, reikia tuoktis tiek, tai gal mes pasidiskutuoti apie tam tikrus kontraceptikus, aš manau, kad geriausias kontraceptikas yra gamta, o gamtos kontraceptikas pats geriausias yra susilaikymas. Nekenkia nei hormonams, nei sveikatai, nei potencijai, niekam nekenkia pats geriausias gamtos kontraceptikas susilaikymas, kuris yra pats geriausias. Bet noriu dar kartą tavęs paprašyti, kad tu pagalvotum. Niekada neik prie altoriaus įsimylėjęs. Santuoką gali sudaryti tik tai mylėdamas kažką. Ir turbūt, profesoriu, esame atviri diskusijos. Aš labai atsiprašau, aš dar truputį uzurpavau mikrofoną, dėl to, kad iš tikrųjų noriu pritarti. Labai pritarti kunigo Ričardo pasakymui, todėl kad aš aiškinu savo studentams irgi lygiai tą patį. Įsimylėjimas yra vieno žmogaus psichikos sutrikimas. Ir visi simptomai šitai rodo. Tai, ką jis įsimylėjęs, yra su aureolė ir niekas apie jį nieko blogo man negali pasakyti, nes jisai nesupranta. Jis jo nemato ir nesuvokia. Antras dalykas,
iš tikrųjų įsimylėjęs mato visą realybę aplinkui kitokią. Visi kiti yra neteisūs, aš teisus, vienintelis. Ir biologiškai įsimylėjimo metu oksitocino smegenyse koncentracija padidėja 4 kartus. Mes esame intoksikuoti. Kas yra, ačiū Dievui, su mūsų organizmu ir smegenimis, kad maždaug tarp 3 mėnesių ir pusmečio įsimylėjimas paprastai praeina, todėl kad smegenys adaptuojasi prie padidėjusio oksitocino kiekio. Jeigu nepraeina, viskas lėtinė forma, reikia gydyti. Visai rimtai sakau. Kas nepatingėjo ir surado tokį rašytoją Jalomą, kuris yra garsus psichoterapeutas, tai jo vienas iš apsakymų ir vadinasi meilės budelis. Bet ne meilės, o įsimylėjimo budelis. Šitą ligą reikia gydyti. O meilė, aš truputį pratęsčiau, kaip aš suprantu ir aiškinu studentams, tai yra ryšys tarp 2 žmonių, juk santuoka tai yra 2 žmonių reikalas. Ir todėl eiti prie altoriaus tikrai galima tik tai tada, kada mes mylime vienas kitą. Ir tas ryšys yra 4 lygiuose. Yra biologiniam lygyje, yra emociniam lygyje, yra psichologiniam ir vertybiniam lygyje. Ir jeigu biologiniam lygyje mes turim žiūrėti vienas į kitą, tai vertybiniam filosofiniam lygyje mes turim dviesi žiūrėti vieną kryptimį. Mes turim matyti savo gyvenimą kartu ir toli. Tai vat aš galvoju, kad jeigu mes kalbam apie meilę ir įsimylėjimą, tai iš mano psichoterapinės pusės labai, turiu pasakyti, patiko jūsų pasakymas, kunigė. Ačiū. Ačiū abiems žanginiam pranešimam. Ir prašau publikos pagalvoti apie klausimus, pasisakymus. Pats norėčiau pradėti nuo vieno klausimo. Mes sužinojome daugybę dalykų per jūsų pasisakymus, bet vienas iš dalykų tokių įsimintinesnių, kurį visa auditorija sužinojo, kad dauguma čia sėdinčių vis tik yra nebrandus. O pagal psichologinius testus. O kol tu esi nebrandus, tol tu negali priimti svarbių sprendimų, negali priimti laisvo sprendimų galų gale. Reiškia, turi laukti. Čia neaišku dėl ko, taip ilgai reikia laukti, kol subręsti, bet o ką daryti norint subręsti? Ar ne? Nes pirmas kalbėtojas tą labai išplėtė, kunigas Doveika, aš kiek suprantu, irgi implicitiškai priėmė tas prielaidas, kad žmonės šiais laikais subręsta, 25-27, maždaug po to vidutiniškai ir tuokiasi. O ką daryti žmonėm, kurie nusprendė, kad man... Taip, kad man tai yra netinkama. Pirmiausia, tai iš tikrųjų galima tuoktis ir nieko blogo tame nėra, bet noriu paklausti, kiek iš jūsų tada būtumėte laisvi, žinodami, kad atstovėsite keletą išbandymų? Turbūt žinome, kad dabar egzistuoja visame tame skyrybų bume, kuris tikrai jau peržengęs yra 60% slenkstį. Tai matinas dalykas, jie kaip mylėjo viens kitą. Mylėjosi tarpusavį. Jie atliko viską, ką reikėjo, valstybė ir Dievui. Surinko visus popieriukus, atklausė kursus, padarė bernvakarius, mergvakarius, viską po zakonų padarė. Neprabėgo metai, sudėlte. Skyrybų priežastys, 3 pagrindinės, bent jau mano galva. Nesutapo charakteriai, tai tada neaišku, kas sutampa, kyla visokiausių minčių, kas sutampa. Antras dalykas, ir čia labai noriu akcentuoti, jeigu jūs būdami studentais, esate laisvi nuo antros skyrybų priežasties. Lietuvoje antra skyrybų priežastis yra tėvai. Tėvai, kurie sugriauna vaikų šeimas. Nes tėvai, vaikams sudarant santuoką, labai dažnai jos galbūt paremia ir tada sprendžia savo reikalus. Vaikelį, pakvieskim dar ir tą. Žinai, va tas, tėvui kažkada padėjo, man padėjo. Žinai, vaikelį, ar 2, ar 5, vis tiek jau šeimininkė virtuviai valgyti padėti, bet mes susitvarkysim savo reikalus. Aiškiai, tėvai tvarkosi savo reikalus per jūsų vestuves. Paskui tėvai jums aiškina. Ko dabar tėvai nori? Kad jūsų santuoka būtų bažnytinė, nes šiandienėme pasaulyje labai svarbu močiutei turėti ne bet kokius anūkus, o santuokinius anūkus, net tokiu būdu tampa padori močiutė kitų močiučių kontekste. Taip. Ir galiausiai, kai gimsta anūkas, močiutė sako, o dabar vaikai nelįskit.
Aš pasakysiu, kada krikštyt, pas ką krikštyt, kokį vardą pageidaučiau. Ir kai nors tai pasakysit, sakysit, čia tavo vaikai, bet čia mano anūkai. Ir jumoras ir tikrai dalykai iš patirties 17 metų darbo stažo ne vieną kartą yra atėjęs vyras, vaikinas, šeimos sukūręs žmogus, kuris verkė, sakydamas, kad jį uošvienė išvarė iš namų, jis yra netinkamas dukteriai. Netinkamas dukteriai, nes taip nusprendė mama. O žinot, koks yra ryšys tarp vaiko ir mamos, ir ką profesorius sakė, atstovėti tėvą ir motiną ir pasakyti, tėti, mama, susituokus, jūs pas mus namuose esate tik svečiai, o ne bešeimininkai. Aš tas laikas sakau besituokiantiems, sakau, šitą sakinį pasakykit linkėjimas nuo kunigo po vestuvių. Nes iki šliubo dar finansavimą užrauks. Jeigu kaip svečiai, tai ateisim su konvertu, kaip svečiai pasėdėsim. Ir trečias dalykas, trečia skyrybų priežastis, neteisėti lūkesčiai. Su kokiais lūkesčiais šiandien žmogus ateina į santykį su kitu? Kokie lūkesčiai? Karjeros, drabužių, daiktų, atostogų, galimybių. Kokie lūkesčiai? Ir jeigu tu gali atsakyti šitos 3 tavęs laukiančius iššūkius, kai nesutampa charakteriai, kai tėvai stovi už tavęs, ir lūkesčiais, kurios tu turi, jeigu tu gali šitą egzaminą išlaikyti, tai tu ir studentaudamas gali eiti prie altoriaus ir būsi nuostabiai šeimoje. Jeigu negali, tai ir labai brandžiam amžiui nesugebėsi tą padaryti. Paskutinis dalykas, ką pasakysiu, vienas kunigas iš ne Lietuvoje gyvenantis, skaičiau tokią istoriją, būtent studijuodamas Daromoje, Santuokos ir šeimos fakultete. Jisai tapo kunigu, gal 20 kelis metus prakunigavo nepriekaištingai. Buvo pavyzdinis kunigas. Mirė jo mama, rytojaus dieną po laidotuves nusivilko sutaną ir išėjo iš kunigystės. Ir priežastis neišdrįso paprieštarauti motinos svajonei, nes mama labai norėjo, kad aš kunigu būčiau. Bet jisai tą svajonę įvykdė 100%, 20 metų padorios kunigystės. Mirė mama, rytojaus nusivilko, pats sukūrė šeimą toliau. Tai vat pamąstymui, kas iš jūs esate laisvas nuo šitų 3 pagundų. Jausmų, tėvų ir lūkesčių. Ir tada greitai vėl. Aš gal dabar irgi sustosiu. Nes jau dabar, ką noriu pasakyti, labai baisu. Mes kalbam apie studentišką santuoką. Ir aš galvoju, kad yra dar vienas išbandymas. Aš jums pasakiau, kaip aš galvoju, kada tuoktis būtina. Kai ateina trečias. Ir dabar aš žinau, kad dar vienas labai rimtas išbandymas yra jūsų pasiruošimas tam trečiam. Aš labai dažnai sakau ir noriu tik dar kartą jums dabar pakartoti, kad kai jūs ruošiatės turėti vaiką, tai turit suvokti, kad auklėt reikės ne jį, o save. Kodėl? Todėl, kad vaikai yra auklėjami ne žodžiais, o pavyzdžiu. O pavyzdį aš duodu savo paties elgesiu. Ir jeigu aš noriu, kad mano vaikas būtų geresnis už mane, o juk labai daugelis iš jūsų tikrai tokią svajonę apskritai turite. Ja? Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad jūs turite tapti geresni už save. Ir kito kelio nėra. Ir antras visai liūdnas dalykas, kad vaikus mes apskritai galim auklėti maždaug iki 4 metų. O nuo 4 jau reikia pradėti su jais gyventi. Ir paskutinis dalykas, jau visai lietuviams baisus, vaikas irgi žmogus. Maža to, jeigu jau kalbam, kas svarbiausias šeimoje, kol jam sueina 4, jis. Bet kai jam sueina 4, jis turi gauti labai aišku supratimą, kad mes vienas kitam svarbesni negu jis mums. Ir čia yra irgi labai didelis išbandymas. Kartoju dar kartą, mes vienas kitam svarbesni negu jis mums. Tik tai iš to jis supras, kas yra tikras ryšys
tarp dviejų suaugusių žmonių ir kad jam reikia ieškoti savo žmogaus ateityje, savo gyvenime. Ir galiausiai, jeigu kalbam apie subrendimo galimybę, tai aš galvoju, vienas iš pagrindinių faktorių, kurie galėtų kažkiek pagreitinti jūsų subrendimą, yra labai primityvus. Bet taip primityvus, kad tiesiog 2 kartų. Pradėkit užsidirbti savo pinigus. Va tiesiog pabandykit užsidirbti savo pinigus. Ir pažiūrėsit, kiek tai kainuoja, ką tai duoda, ką tai atima. Aš pradėjau dirbti 9 klasėje. Nereikėjo taip būtinai. Aš norėjau. Aš norėjau savų pinigų. Ir aš nešiau telegramas po Vilnių. Ir iš to nešiojimo telegramų aš įsinešiau tiek įspūdžių, kad dabar man kažkaip norisi parašyti knygą apie Vilnių. Apie tą, kurio nebėra. Kuris išėjo. Nes tai buvo prieš viešpatė. Prieš 50 metų. Toliau dirbau paštininku tom pačiam pašte. Jau nešiojau laikraščius. Ten ir užsikrečiau kažkokią bakteriją, dėl kurios patekau į infekcinę ligoninę. Ir ten galų gale mano būsima žmona pamatė mane. Nes aš ją buvau įsimylėjęs nuo 6, o jin pamatė mane tik 9. Tai va atkaklumas nešiot 4 metus portfeliuką chebra. Tai dar pagalvokit. O paskui atėjo laikas, 3 kurse jau turėjom dukrytę. Reikėjo pinigų. Nebuvo tėvelių, kurie remtų pietukais. Naktimis budėdavau 7 naktis per mėnesį. Pabandykit kas nors. Padirbėti ir pažiūrėti, kaip tada studijuojasi. O medicina yra pačios sunkiausios studijos universitete. Čia aš dabar ne iš lubų traukiu. Mes pamatavom šitai. Mes ištyrinėjom, kaip kinta nerimas ir depresija skirtingų specialybių studentams. Mes paėmėm medikus, fizikus ir geografus. Hebra, nepatikėsit. Medikams prieš sesiją nerimo ir depresijos lygis maždaug 17% būdavo virš normos, sesijos metu apie 30 ir po žiemos atostogų jau turėtų atsiimti visi pailsėję būti. Maždaug 12% išlikdavo aukščiau normos, tai yra liguistos būsenos. Fizikams maždaug 5% prieš sesiją, maždaug 10-12 per sesiją ir maždaug 2% po sesijos. Geografai mus išmetė iš klumpių. Prieš sesiją pas juos būdavo maždaug kokie 3% su nerimo aukščiau vidurkio. Per sesiją jų nerimas ir depresija sumažėdavo iki 0. Viskas fain. Ir natūralu, kad po atostogų grįžus vėl į mokslus truputėlį išaugdavo, bet ne iki patologinio lygio. Taigi noriu pasakyti, kad kai tuos 3 metus atidirbau reanimacijoje, vaikščiodamas naktimis po įvairių skyrių operacinės, duodamas narkozę. Kai jau sėdėdavau per pratybas kartais, tai žiūrėdavau į dėstytoją ir galva nulinkdavo automatiškai. Tai buvo tokių, kurie pasigailėdavo ir išleisdavo namo. Bet nedaug. Mes, daktarai, saviems esam nelabai gailestingi. Tai tiek norėjau papasakoti, kaip išaugti. Užsidirbkit pirmus pinigus. Kol atsiras antras klausimas, pristatysiu, kad gruodžio 16 dieną, trečiadienį, toj pačioje vietoje 6 val. Vakare bus kita diskusija ir ta diskusija bus tema dovanoti pinigus, rūpestis ar vaizduotės trūkumas. Dar derinami pašnekovai, tačiau jie bus įkelti į internetą, vos tik bus sužinoti. O dabar kitas auditorijos klausimas. Tai prašau. Aš turiu klausimą, ar manote apskritai įmanomi santykiai tarp 2 ambicingų žmonių, ar tik tokius pastebėjus iš karto vengti jų? Aš vis iš pradžių kunigą pakišu. Nesvertesnė napaskai. Iš tikrųjų, tai taip. Aš manau, kad šarmo netruks, iššūkių netruks, karščio irgi netruks, bet jeigu tiem žmonėms yra nuo to labai gera, aš manau, kad labai yra gerai. Taip, irgi kitas dalykas yra tam tikros ribos, kur ta riba, kur aš galiu pavartoti tą šiandien žodį, numirti savo ir gimti dėl to, kuris yra šalia manęs. Bet jeigu 2 ambicingi žmonės susitarė ir vienas kitam padeda tų ambicijų laikyti, žiūrint kokios tos ambicijos, karjeros, darbas, grožis, pinigai,
materialiniai gerbuvai, tai nežinau, ką jūs turite omenyje ambicijos, ar du karštakošiai žmonės, kurie sueina su dideliom ambicijom, psichologiniam, tai čia nuo to daug kas priklauso, bet jeigu du nori to paties, jie viską kartu gali padaryti. Aš tai norėčiau pasakyti, kad mano galva ambicijos, kurios gali trukdyti būti kartu, yra tik vienos rūšies. Kai aš noriu nugalėti. Jeigu aš noriu susitarti, tai tuomet jokios ambicijos nebus sunkios. Mes galėsim susitarti, kad va šitoj vietoj truputį tu dėl manęs, toj vietoj truputį aš dėl tavęs, bet kai tariamės, mes turim suvokti, kad susitarimas įvyksta tik vienu būdu, kompromiso būdu. O kas tai yra kompromisas? Tai yra susitikimas per vidurį. O jeigu tarp mūsų yra 10 metrų atstumas, tai mes abudu turim nueiti po 5 metrus. Ir jeigu vienas nueis 5,5, o kitas 4,5, jūs nepatikėsit, bet mes to metro niekad nedovanosim. Niekad. Ir todėl mes turim, kai pradedam tartis ir įvertinam savo pozicijas, aiškiai iš pat karto savo pasakyti. Aš pusės to, ko noriu, negausiu. Ir jis pusės to, ko noriu, negaus. Ir tas labai palengvina širdį. Jo. Ir tada jau galima ramiai tartis. Kurios pusės? Apie ką mes tarimės? Tai va, kai kalbam apie ambicijas, vienintelis dalykas, neturėkit ambicijų nugalėti. O visus kitus labai sveika. Nu, tiesa, Bentlis ir rūmai kur nors Londone, nežinau. Kas dar turi klausimą? Čia. Taip, prašau. Žinai. O vaikas kaip santuokos tikslas, ką jūs manote apie tokį dalyką? Atleiskit, o kokį dar tikslą gali santuoka turėti? Kokį tikslą? Nu, kartu laiką leis. Pavyzdžiui, jeigu žmonės nenori vaikų turėti, tiesiog, nežinau, dėl kokių priežasčių, aš nesu toks žmogus, bet iš tikrųjų, jeigu žmonės, pavyzdžiui, nežinau, jų tikslas yra tiesiog kartu gyventi, nežinau, vat, įsipareigojus bažnyčiai, įsipareigojus Dievui, nežinau, nu, yra visokiausių žmonių, pasaulis labai... Sakot, visokių keistolių būna, yra? Jo, jo. Gal čia tegul kunigas padarys? Kur sunkesni klausimai? Nieko. Nebūna sunkių klausimų, būna per ilgi atsakymai. Iš tikrųjų, tai daug kas galvojam, kad santuokos pagrindinis dalykas, dėl kurio sudaromi yra vaikai. Ne? Bet iš tikrųjų ir taip ir ne. Jeigu aš pasirenku santuoką ir santuoka savie talpina, kad mes abu tampame priežasti būti trečiam, tai automatiškai žinau, dėl ko aš santuokos sudarau. Šiaip sudaryti santuokos nereikia, būkit geri draugais, jūsų intimus gyvenimas, jūsų moralės ar nuodėmės, ar ten kažkokių tai moderniškumų sustarimas ir jokių problemų nėra. Bet, kai iškyla klausimas, sakykime, kai mes norime vaikų, esame atviri vaikams, bet negalime santuokoje susilaukti vaikų, ar tada reikia tuoktis? Ar susituokus mes nepadarėm klaidą, kai žinom, kai vienas iš mūsų negalim būti priežastim kitam atsirasti? Tai čia dalykas, žvelgiame tai, kad santuoka turi du gėrius. Pirminis gėris yra sutuoktinių gėris. Santuoką sudarome mes vienas dėl kito ir vienas kitam. Ir iš šito pirminio gėrio išplaukia antrasis santuokos gėris – ateitis mūsų vaikai. Ir kaip yra sakoma, jeigu nori pamatyti ateitį ir jeigu nori labai toli matyti, tai reiškia, kiek tu gyvendamas gali pamatyti po savęs ateinančių kartų. Vaiką tik pamatei, anūką pamatei, pronukius pamatei, proproanukį pamatei. Tai reiškia, kad matyti labai toli. Tai dėl šitų dviejų dalykų, dėl sutuoktinio bendrojo gėrio ir dėl vaiko, kaip natūralios viens kitam besidovanojančios patirties atodanga, yra sudaroma santuoka. Kitu atveju, tam yra draugystė, bendramžiai, pažįstami, draugai, partneriai, sugulovai ir visi kitokie dalykai. Kam tada dovanoti save, jeigu tas neturi tikslo? Tu dar kartą suvartosi tam tikrus santykius. Viskas. O aš tai norėčiau priminti tai, ką aš jau sakiau ir įtariu, kad gal ne visai teisingai mane išgirdot. Arba neišgirdot.
Vaikas gali būti svarbiausias jums iki 4 gyvenimo metų. Nuo to momento, kai jis pradeda suvokti save kaip atskirą aš, tai gali būti 3,5, 4, 4,5, ne taip svarbu, ne konkretus skaičius. Bet kai jis pradeda pretenduoti kurį nors iš mūsų, ir tai yra neišvengiamas brandos proceso rezultatas, mes turim parodyti, kad aš ir ji yra svarbesni vienas kitam negu tu mums. Vaikas turi suprasti, kad jis yra atskiras ir jis negali atimti vieną iš manęs iš kito. Ir todėl susilaukti vaikų kaip tikslas gal ir gerai, bet būti tų vaikų svarbiausiais žmonėmis visą gyvenimą tikrai ne. Mes turim suprasti, kad vaikus, čia irgi mano viena iš tokių pamylėtų frazių, vaikus mes su jumis gimdom kitiems visiškai nepažįstamiem svetimiem žmonėm. Maža to, mes turim juos auginti taip, kad jie su tais kitais svetimais nepažįstamais būtų laimingesni negu su mumis. Ir tik tada, kai mes padarysim šitai, mes atlikom savo darbą. Taigi vaikus mes gimdom tam, kad paleistumėm. Iš to klausimo apie tai, kaip tėveliai pinigais prisiriša, supratau, kad tai labai svetima Lietuvai psichologija. Bet kitaip nereikia daryti. Girdėjome jau 3 vaikinų klausimų iš eilės. Yra Bręsta klausimas toks iš gyvenimo, nes... Atsistokit, būkit gerai, nelabai jums. Mano klausimas būtų toks, kaip būti geru pavyzdžiu savo vaikui, kai tu nematei gero pavyzdžio, nes tavo tėvai išsiskyrė. Tai kaip tada? Rimtas klausimas. Aš gal dabar šį kartą kalbėsiu prieš kunigą. Todėl, kad jis, aš jam pavydžiu, turėjo fantastišką tėvų porą. Aš išaugau be tėvo. Aš išaugau su mama iki 5 metų, o paskui atsirado patėvis, su kurio mama išsiskyrė, kai aš jau buvau 11 klasė, 12 tada nebuvo. Ir aš jai pasakiau, kad arba tu išsiskiri, arba aš nustoju tave gerbti. Nes, turėjom dovanėlę. Bet aš galvoju, kad labai daug kas priklauso nuo suvokimo, ką aš gavau ir ko negavau. Ir pavyzdžiui, kai mes, jau po 9 klasės, kai mane žmona pastebėjo būsimoje, sėdėdavom tuometinį Lenino aikštėje, dabar Lukiškiai. Ten buvo suoliukai, dabar jų nebėra, šoninėse alėjose. Ten būdavo akacijų krūmeliai, mes ten ramiai sėdėdavom ir kalbėdavomės apie tai, ko mūsų namuose nebus, kas yra mūsų šeimose. Ką mes tikrai darysim kitaip. Mes iš tikrųjų viską sutarėm, ko nenorim, kad būtų ir ko norim, kad būtų. Gink Dieve, nenoriu pasakyti, kad viską realizavom. Ne. Bet labai daug ką tikrai padarėm visai kitaip, negu patyrėm savo šeimose. Ir todėl aš manau, kad jeigu jūs, jauni, protingi, apsiskaitę, internete paskendę, suprantat, kad kažko negavot, taigi hebra, pasiskaitykit. Jeigu norit, nueikit pilną grupių jaunimo, asmenybės augimo grupių, visokiausių psichologinės pagalbos grupių, paieškokit savyje. Mes turtingi, mes viduj visi turim viską, tik reikia pažadinti. Nepatingėkit, tai yra darbas. Jeigu jūs norit, kad tikrai jūsų šeima būtų geresnė, negu ta, kurioje išaugot jūs, padirbėkit. Ir kaip sakė de Montesquieu, tik tas, kuris niekur neplaukia, neturi palankaus vėjo. Ačiū labai ir profesoriui, ir ačiū labai už klausimą. Tai tas klausimas, kuris dar kartą parodo, kad tą problemą, kur šiandieną skyrybų mes turime, tai žiūrėkit, daugiau kaip 60% vaikų gimusių tokiose santuokose stokos. Tai dar vienas dalykas pasakomas ir atsakant į klausimą, ar vaikas gali būti ambicija. Man reikia vaiko. Aš užsiauginsiu pats arba pati. O tu varyk. O tu jo, arba man tavęs reikia, žinai, ir tada iki kol aš pastojau ir tada sudėjau ten.
aš viena galiu užsiauginti. Tas, kai ateinama su egoistiškumu, ateinama į santykį, aš noriu turėti vaiką. Kaip nuosavybė, tada mes padarom didžiausią žalą. Kitas dalykas, tai vaikas nuo jūsų, pas mus bažnyčioje mes tokį posakį turim, kad jūs neturite jokių teisių į savo vaikus. Jūsų teisė yra į pareigą pradėti vaiką, pagimdyti, užauginti ir paleisti. Daugiau jokių teisių jūs į vaikus neturite. Ir nuo tos akimirkos, kai jisai tik tai pajutot, kad esate nėščia ir laukiatės, jis nuo jūsų tolsta nebegrįžtamai, nuo tos pačios akimirkos. Ir kaip jūs džiaugiatės, kad jis darė 2 žingsnius be jūsų rankų palaikymo, paskui vetsite, kaip jis uždarys duris, sakys, mama, tėti, sudėjau, išeinu. Arba džiaugsis. Arba džiaugsis. Mes visi turime patirties, ką reiškia kažko neturėti arba stokoti. Ir jeigu šiandien mes čia kalbam, diskutuojam ir matom 60% skyrybų, mes matome, kiek yra vaikų namuose vaikų, mes matome, kaip psichologiškai žmonės bando pasigaminti vaikus, iš kažkur atsiranda skaičiai, 50 000 Lietuvoje žmonių yra nevaisingi. Ne, jie nori pasinaudoti dirbtinio apvaisinimu ir bet kokią kainą tą vaikelį turėti. Kai yra 4000 našlaičių vaikų namuose, kurie laukia, tik nueikite ir jūs 5 gausit pasiūlymus, būk mama, būk tėčių, nei gimdyti, nei nieko daryti nereikės, tik būk. Va visame tokiame vartotojiškame dalyke ir kai jūs kalbatės, tai jūs esate tas didžiausias turtas, kurie galite savo aplinkoje tą grandinę nutraukti. Nutraukti tą grandinę tokio mąstymo, tokio elgesio, tokių pasirinkimų ir pabandyti duoti savo santykį su kitu žmogumi trečiam visiškai kitas galimybės. Bet jeigu nepradėsim šitų grandinių traukti nuo savęs dabar, tai mes nieko to neturėsim. Ir kitas dalykas, aš tikrai pritariu profesoriui, noriu labai prašyti, skaityti, šviestis. Jeigu tau kas nors pasakys, tu tik neskaityk knygų, tai žinau, kad tu sutikai patį didžiausią tau labiausiai blogo linkinti žmogų. Jeigu nori kitam pakenkti, pradėti sakyti, neskaityk, nesidomėk, nesimokyk, o rytoj tu tapsi mano ambicijų auka ir įkaitai. Ir tarp kitko, aš turiu savo studentams tokį džentelmenišką literatūros sąrašą, ką reikia būtinai perskaityti. Tai va dabar aš jau pajutau, kad reikia pirmą knygą iš to sąrašo jums būtinai parekomenduoti. Tai yra Milno Pūkuotuko reiškia knyga. Mikė Pūkuotukas ir jo draugai yra fantastiška knyga apie tai, kokie įvairūs gali būti žmonės. Ir mes tikrai kažkas esam Pūkuotukas, kažkas asiliukas, kažkas paršelis, kažkas pelėda. Tik tai taip gražiai aprašyti viens kitų nemokamai. Tam pasiskaitai ir žinai, su kuo pradedi gyventi. Ką galvojat apie religijos reikšmę santuokai ir ką galvojat apie tas poras, kuriuose skiriasi tikėjimas? Vienas iš skirtingų tikėjimų arba vienas tikintis, kitas netikintis. Ačiū nuoširdus, iš tikrųjų labai būtų gerai, ką katalikai pasakyti, ne tik katalikas kunigas, bet ir katalikas pasaulietis. Ačiū nuoširdus klausimas, iš tikrųjų labai geras. Gal jūs šypsositės, gal juoksitės, arba gal pagalvosite, kad esu labai susireikšmęs. Bet 2 dalykai. Šiandien mes matom, kad 3 pasaulinis karas gimsta religijos pagrindu. Ir jeigu bus dar pasaulinis karas, jis bus tik religijos. Antras dalykas, jeigu jūs galvojate, kad religija šeimoje yra tik tarp kitko, tai labai klystat. Dėl religijų išsiskiria, dėl religijų išsidrasko ir tam pat didžiausias priešas pradeda kariauti net šeimą. Todėl tas religijų skirtingumas, jeigu tai žmonės tik tai priklausantis religinėms bendruomenėms, bet yra tokie vadinami pasaulio piliečiai. Gražus terminas pasaulio piliečiais, man patinka kaip kunigui, kaip žmogui, man patinka keliauti Šengeno valstybėse, patinka tikrai keliauti, jokių problemų nėra, bet žiūrėkit, kas atsitinka, aš susimoku už buvimą pasaulio piliečių. Pasaulio pilietis ką? Jis neturi savo tėvynės, jam visur gerai, jis neturi savo kalbos, jis kalba tą kalbą, kurią kalba kritiškiausia masė tam krašte. Jam nereikia turėti savo kultūros, jis priima tą kultūrą, kurią randa. Jam nereikia religijos.
Jis kaip tai čigonai labai nuostabiai parodo šitą dalyką. Kiekviename krašte, į kurį ateina čigonų bendruomenė, koks yra vyraujantis tikėjimas, čigonai tą tikėjimą praktikuoja. Lietuvoje jūs nerasit nė vieno čigonų šeimos nario, kuris nebūtų krikštytas katalikų bažnyčiai. Visi čigonai yra katalikai Lietuvoje. Arba stačiatikiai, reiškia, yra krikščionis. Antras dalykas, taip, religijos skirtingumą mes matome, religija ateina taip pat lygiagrečiai ir su kultūra. Gerai, jeigu, sakykime, tuokiasi to paties tikėjimo skirtingų bendruomenių žmonės, kaip krikščionis. Krikščionis katalikas, krikščionis ortodoksas, krikščionis liuteronas ar krikščionis protestantas. Tai tokie niuansai, kurie iš tikrųjų didelės reikšmės gali nesuvaidinti. Bet jeigu, sakykime, šiandien ateina, aš šiandien turiu net skambutę, sulaukiau, norėčiau tuoktis, ištekėti už musulmono, mes gyvensime užsienyje, bet norim bažnytinės santuokos. Aš tikrai žinau, kad tokiu atveju jinai grįžusi į musulmonišką kraštą neturės jokių sąlygų vaikų krikščioniškauti. Nes toje kultūrinėje aplinkoje mergaitės eina pagal moterišką tikėjimą ir jos yra tik vaikų gimdytojos, o visi berniukai eina pagal tėčio tikėjimą. Tai tu gali šliūbus imti 5 bažnyčiose, nuvažiuosi į musulmonišką kraštą, jeigu gims sūnus, jis bus musulmonas. Ir tu balso neturėsi, ir tavo mergaitės balso neturėsi. Tai sudarant santuoką su kito tikėjimo, ne tik krikščioniškos bendruomenės, bet kito tikėjimo atveju reikia labai aiškiai abiem žinoti, ar jie galės garantuoti ir perduoti lygiagrečiai ir lygiaverčiai savo tikėjimo patirtį. Ir žinokit, dėl tikėjimo dalykų išsiskiria net labai padorios šeimos. O aš gal norėčiau kaip tik iš truputį kitos pusės pasakyti, man kažkodėl labiau norėtųsi naudoti žodį ne religija, o tikėjimas. Ir aš galvoju, kad tikėjimas gali ne tik išskirti, bet gali ir labai smarkiai padėti išspręsti kažkokias problemas, kai jūs suvokite, kad jūs jau bejėgiai, iš tikrųjų galima paieškoti paguodos ten, kur jau jūsų nebėra, už jūsų ribų. Ir jeigu labai pasistengti, tai galima surasti. Bet labai pasistengti. Ačiū. Laikas paskutiniam klausimui. Taip, prašau. Aš norėčiau paklausti, jūs nemažai kalbėjote apie tai, kaip reikia auklėti vaiką pagal pavyzdį, ar ne? Ir šių laikų visuomenė pastebime, kad vyksta tam tikras rolių pasiskirstimo disbalansas. Tai yra vis dažniau vyrai, sakykime, dirba namų ruošos darbus, ima tėvystės atostogas, moteris siekia karjeros. Ar tai yra naudinga tiek santuokai, tiek vaiko auginimui? O ką aš žinau? Taigi čia jūsų 2 trečias ir jūs 2 nusprendžiate, ką tam trečiam darysite. Ir kiek tai jums visiems 3 tinka. Ir jeigu tai jums 3 tinka, tai niekas man žodžio neturi teisės pasakyti. Su visa savo kultūra, stereotipais, normomis, idealais eina po velnių. Mes sprendžiam, kaip mes gyvensime. Ir aš galvoju, kad jeigu tai, ką jūs nusprendėt, gerai visiems 3, niekas kitas neturi teisės liežuvio kišti į jūsų darbą. Visiškai. Apskritai suvokit, kad sukūrė šeimą, jūs sukūrėte visiškai atskirą sistemą. Su savo ryšiais, savo vertybėmis, normomis ir kas tik bando kištis į ją, gali tik pagadinti. Niekas negali jos pataisyti. Nes tik sistemos nariai gali spręsti apie sistemos likimą. Labai paprasta. Tik papildyti vienu sakiniu, kad visi, kurie yra aplink jūs, ar tai bus bažnyčia, ar bus valstybė, ar tėvai, dar kas nors, jie gali tik padėti jums. Tik padėti. Niekada negali jūs nei nuspręsti, nei pasakyti. Ir aš manau, kad šiandieną matyti tėtį su prijuostė, jo vyriškumas neišsimagnetina. Lygiai taip pat, kaip pamatyti mamą namuose su plaktuku, kalant vynės sienon, kad reikia paveikslą pakabinės vyras nepakabina jos, burga nepadarys. Bet jeigu pradėsi sakyti biški dešinį, biški kairę, tai palaikyt gali po kambarį mama su plaktuku tėtį. Bet jūs tą humorą supratot. Neišsimagnetina šiandieną tėtį su prijuostė vyriškumu ir nesimagnetina mamos su plaktuku. Laimingas vaikas, kuris namuose mato mamą ir tėtį.
Ir visi kiti yra tik pagalba jums padėti savo vidinį susitarimą mikrosistemos klimatą įgyvendinti. Niekas kitas. Abudu pašnekovai minėjo, jog problemas reikia skaityti, reikia domėtis. Profesorius docentas Eugenijus Laurinaitis nelabai seniai išleido knygą Žvilgsnis iš veidrodžio apie tai, kaip vyrai mato moteris, bet kaip dabar jis man tyliai jausi pasakė, kaip jis pats mato moteris. Ir jisai dabar trumpai pakomentuos, kuo ta knyga galėtų būti įdomi čia susirinkusiems žmonėms. Apskritai knyga turi pantraštę Moters gyvenimo kelias vyro akimis ir iš tikrųjų aš negaliu parašyti knygos svetimo akimis, kito vyro akimis, tik tai savo. Bet noriu pasakyti, kad kaip viena jau skaitytoja perskaičiusi tą knygą pasakė, labai man patiko parašyta moterims, bet tinka ir vyrams. Tai vat jeigu norėtumėte iš tikrųjų, aš galvoju, kad gal kažkas tai iš tos mano patirties, iš tiek gyvenimiškos, tiek profesinės patirties, ką aš pabandžiau įdėti tą knygą, yra galbūt ir su tam tikra potencija jums padėti kažkaip pamatyti, suprasti, kasgi vyksta moters gyvenime santykiuose ir kur mes vyrai esam neišvengiama būtinybė, todėl kad mes esam tas veidrodis, kuriame moteris mus mato. Tai ką mes parodom, kaip mes atspindim, yra apie mus. Taip kad norit, nenorit, tai yra apie mus visus. Tai gal tiek apie tą knygą. Tai barui būsi trečias ir taip pat diskusijos organizatoriam. Tai Vilniaus akademiniai sielovadai ir ypatingai kunigui Povilui Narijauskui, kuris ten reklamuoja, ir studentam Matei Veiką. Kita diskusija bus gruodžio 16 dieną, trečiadienį, 6 valandą vakaro ir mes kalbėsim apie dovanas. Tema dovanoti pinigus, rūpestis ar vaizduotės trūkumas. Netrukus bus paskelbta internete, būkite Facebook'e, bet jūs ir taip visada ten būna. O paskutiniai palinkėjimai pradėsime nuo kunigo. Ačiū nuoširdžiausias už galimybę būti kartu. Aš noriu palinkėti labai paprastai. Vienas kitą labai saugokit. Susigrąžinkite tarpusavio santykius pačią gražiausią, žaviškiausią patirtį – draugystę. Visada būkite atsigręžę viens į kitą, kalbėkitės, diskutuokite, tą, kaip profesorius sakė. Įsimylėkite viens kitą, eikit iš proto kitos ribos, kada suprasit, kad jau 3 mėnesius jo viens iš kitą, o paskui žinokit, kad eikite to pačiu keliu, jo, sveikit. Ir būkite drąsūs kurti, nes tas, kas sudaro santuoką, nes santuoka, tai yra pats tvirčiausias įrodymas, kad aš tave iš tikrųjų myliu. Įsimylėjau, praėjo. Bet einu prie altoriaus su tavim dėl to, kad aš tave iš tikrųjų myliu. Santuoka yra rimčiausias įrodymas, kad aš tave myliu. Ir linkiu visiems šitą dalyką patirti, kas turite tam pašaukimą. O kai mes kunigai juokaujam, jeigu mes nesulauksim, tai mūsų vaikai sulauks konsiderėtų ten. Na, o aš tai noriu palinkėti jums labai paprasto dalyko. Skaičiuokite. Skaičiuokit, kiek užsidirbot psichologinių pinigų per savo gyvenimą, kiek jų išleidot ir kiek dar turit naujiems svarbiem gyvenimo sprendimams. Jeigu galėsit susimokėti, visa kita nesvarbu. Bet užsidirbti reikia ne skraidant debesėliuose, net jeigu būtų ir rožiniai tie debesėliai, pavaikščiojant šitą paprastąją žemelę. Tai vat, tiek norėčiau palinkėti, o visa kita uždirbama. Sėkmės jums. Ačiū abiem pašnekovam ir ačiū visiems susirinkusiems, nedidelės dovanėlės. Taip, tai norėtumėm įteikti jums už tai, kad atvykote ir labai įdomiai pristatėte savo nuomonę. Tai va, Jūs prajuokinot mus ir jūs įkvėpėt mus. Ir man atrodo, čia geriausia dalykai. Ačiū. Ir nėra čia, ar yra Luka, kuri visą dizainą darė? Turbūt jos nėra. Tai ačiū dar sykį susirinkusiems, pasimatysim gruodžio 16 dieną, trečiadienį 6 vakaro. Iki.